Sveiki gyvi! Labai gaila, tačiau liko vos viena laida ir šis mūsų sezonas eteryje baigsis. Tačiau nusiminti tikrai neverta, juk būtent akademinių žinių stygius pranašauja atostogas. Na žinoma, daugelį jūsų tai tikriausiai studentiško vasariško darbo lažo pranašas, tačiau yra juk ir atostogaujančiųjų. Tad lietuviškai per daug nesidžiaugdami už kitų galimybę atostogauti, skubame pranešti, jog šiandien laidoje matysite akimirkas iš asociacijos Mano miestas Klaipėda gimtadienio. Sužinosite, kaip iš arčiau atrodo archeologijos mokslas, studijos bei paties archeologo darbas. Tačiau dabar trumposios akademinės naujienos. Švietimo ir mokslo ministerijoje susirinkusi neformaliojo suaugusiųjų švietimo taryba apsvarstė neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo projektą. Įstatymas sudarys geresnės sąlygas asmenims ne tik kelti profesinę kvalifikaciją, bet ir mokytis neformaliai. Įstatymo projektu siekiama pagerinti suaugusiųjų švietimo situaciją šalyje. Planuojama stiprinti suaugusiųjų švietimo koordinavimą šalies ir savivaldybių lygių, savivaldybėse paskirti suaugusiųjų švietimo koordinatorius, įtvirtinti andragogo profesiją, didinti 3-ojo amžiaus universitetų galimybės, suteikti suaugusiems atostogas neformaliam švietimui, diegti naujus suaugusiųjų švietimo finansavimo modelius, aktyviau įtraukiant į suaugusiųjų švietimą visas švietimo institucijas. Vilniaus Gedimino technikos universitetas šiemet tapo vienu iš universitetų, į kurį atkeliauja daugiausiai užsienio dėstytojų. Nors švietimo mainų paramos fondo finansavimą kartu su VGTU gavo dar 20 aukštųjų mokyklų, į universitetą atvyks 20% visų į Lietuvą kviečiamų užsienio dėstytojų. Dėstytojų iš užsienio vizitams remti Lietuvoje skirti beveik 800 000 litų. Mūsų draugai asociacija Mano miestas Klaipėda atšventė 5 metų gimtadienį. Žinoma, nepasveikinti draugų tokią progą tiesiog negalima, tačiau džiugioje šventėje lankėmės ir mes. Nu, kaip klaipėdiškiausia asociacija atšventė savo gimtadienį, kas ir kaip ją sveikino, ko linkėjo, sužinosite reportaže. Asociacija Mano miestas Klaipėda, viena ryškiausia nevyriausybinė organizacija uostamiestyje atšventė 5 metų gimtadienį. Iškilmingos šventės metu dėkota visiems prisidėjusiems prie šios organizacijos gyvavimo ir atsiradimo, inauguruota nauja organizacijos prezidentė, atsiminti ir priminti per 5 metus nuveikti darbai. Pagal asociacijos įstatus prezidentas yra skiriamas 1 metų kadencijai, o juo tampa būtent kadenciją baigiantis valdybos pirmininkas. Pirmojo asociacijos prezidento pareigas ėjo Kazys Paulikas, antrojo Raimondas Beliauskas, trečiojo Tadas Šatkauskas, ketvirtojo Saulius Savickis. 5-ojo prezidento titulas atiteko Virginijai Bieliauskienei. Pastaroji tikina ir toliau sieksianti, kad asociacija dirbtų Klaipėdos miesto labui. Geri darbai Klaipėdai, kad Klaipėda taptų geresniu miestu gyventi, kad jame norėtųsi gyventi, likti, grįžti. Ir mobilizuoti, sakykime, tas idėjas, kurios sklando pavienėse ar nedidelėse organizacijose, kurios yra puikios, bet kur žmonėm kartais neužtenka tų žmogiškųjų organizacinių resursų. Tai yra didžiulė, sakykime, niša darbo mūsų asociacijos. Virginijos Bieliauskienės teigimu, per pastaruosius 5 metus susiformavo stipri ir tvirta organizacija, rengusi visiems puikiai žinomą konkursą Užaugink verslo idėją, organizavusi apskrituosius diskusijų stalus Klaipėdos mieste ir ieškojusi sprendimų jų uostamiesčio gyventojams opias problemas. Asociacija Mano miestas Klaipėda yra unikali. Tai yra reiškinys, kokio Lietuvoje nėra. Ir kiek mums teko girdėti, tai tokios asociacijos kūrėsi arčiausiai Europoje Airijai. Jūs turbūt pastebėjot, kad susirinkę yra žmonės, bendraminčiai, kurie neturi jokios materialinės naudos, ar ne? Tai ne partija, jinai niekada nebus partija. Mes niekada neturime jokių politinių ambicijų. Mes tiesiog norim, kad Klaipėdoje būtų gera gyventi. Pasak asociacijos Mano miestas Klaipėda narių, buvimas kartu ir veikimas išvien. Čia yra neįkainojamai vertingi. Vien jų buvimas dalimi tvarios ir pozityvios bendruomenės atneša įvairiapusės naudos. Asmeninį tobulėjimą, galimybę, gebėjimą darbuotis komandoje,
kažkokių bendrų siekių, vizijos išsigryninimą ir jų įgyvendinimą. Manau, pagrindinis tai būtų pagrindiniai gebėjimai, darbas komandoje. Praėjo 5 metai, kaip susibūrė žmonių ratas, kurie sukūrė asociaciją Mano miestas Klaipėda. Praėjus 5 metam, žinoma, buvo visko ir šilta ir šalta, bet žmonės išliko tie, kurie tikrai myli Klaipėdą ir jų nemažėja. Tad tie, kurie girdės ir klausys šitą reportažą, jeigu jūs mylit Klaipėdą, tai aš kviečiu jūs pas mus, nes pas mus labai gerai. Mažojo jubiliejaus proga šventės dalyviai naujai išrinktai prezidentei ir asociacijai linkėjo gausėti ir toliau vaisingai dirbti miesto labui. Aš iš tikrųjų norėčiau palinkėti asociacijai ir prezidentai naujai išrinktai, kad jos moteriškas žavesys dar daugiau padarytų didesnės įtakos ir ta pati asociacija išsiplėstų ir pasidarytų dar šiltesnė, dar jaukesnė ir kad narių būtų ir asocijuotų ir paprastų narių žymiai daugiau ir kad galima būtų sakyti, kad asociacija tai yra kaip ir atskira respublika, kuri tikrai daro didelę įtaką ir miestui, ir miesto gyventojams, ir miesto žmonėms. Moteriškos įžvalgos, nes iki šiol buvę prezidentai vyrai sulipdė asociaciją, kaip Virginija pati sakė, jau po Sauliaus jinai yra pilnai veiksni, pilnai sulipdyta, dabar belieka tęsti projektus. Bet juos tęsti su moterišku lengvumu, su moteriška išmonė. Ir aš manau, kad Virginija yra tas žmogus, kuri perduos sekančiam prezidentui ne vieną ir ne 2 projektus, naujus, kuriuos galės tęsti kiti prezidentai. Na, o Universitetai LT komanda, matydama tokius iniciatyvius ir veiklius žmonės, te gali palinkėti, kad jų niekuomet nemažėtų. Jų gėris daromas ne iš išskaičiavimo, atsiperka dvigubai. LMS – Lietuvos moksleivių sąjunga – tai mūsų šalies mokinių savivaldas vienijanti asociacija, kurioje galima sakyti ugdomi būsimieji studentai, ruošiami ne tik šokti į atitinkamas studijas, bet ir produktyviai studentauti. Ne, jokių būdų aš nekalbu apie vakarėlius. Visuomeninė veikla mokykloje tai tas pats, kas ir produktyvus studentavimas. Tad dabar pažvelgsime į būsimuosius studentus ir tai, ką jie veikia vos prasidėjus vasaros atostogoms. Uostamiesčio moksleiviai savaitgalį pradėjo gana netikėtai, dalyvaudami orientacinėse varžybose po klaidžias senamiesčio gatveles. Tai Lietuvos moksleivių sąjungos Klaipėdos mokinių savivaldų informavimo centras kvietė moksleivius ne tik prisiminti, bet ir surasti garsiuosius uostamiesčio simbolius, tokius kaip Anikės skulptūra, vaiduoklis ar berniukas išlydintis laivus. Organizatoriai šią vasaros iniciatyvą pavadintą Rask 14 laiko sėkminga, nes pastaroji susilaukė gana didelio moksleivių dėmesio. Vadinasi, pagrindinis tikslas – skatinti jaunimo užimtumą – buvo įgyvendintas. Yra daugiau skirta jaunimui, mes norim suvienyti mokinių savivaldas ir taip pat, kad suburtume visą savo miestą. Nes dažnai skundžiamės, kad čia Klaipėdai nėra ką veikti, toks miestas, ar čia neturim ką veikti, tai davai kažką padarom. Tai sugalvojom ir padarėm. Andrius, vienas iš varžybų dalyvių, pripažino, kad dalyvauti buvo ne tik smagu, bet ir naudinga, tačiau kitą kartą tikėtųsi dar sudėtingesnių užduočių. Tikrai buvo verta, visų pirma, tai galima prisiminti visas vietas Klaipėdai, kokios yra gražios, įsimintinos, kurios primena kažkokią Klaipėdos istorijos dalį. Ir šiaip buvo ir tokių vietų, kur bent jau užuominose buvo paminėti tokių dalykų, kur pirmą kartą girdėjau. Tai visai toks pažintinis orientacinis žaidimas buvo, bet iš tikrųjų ir azartas pagavo, viskas buvo labai smagu, fainiai. Kartuočiau kitais metais, tik dar galėtų pasunkinti užduotį. Įspūdžių kupinos orientacinių varžybų dalyvės Ugnė, Auksė ir Rugilė džiaugiasi pasiektais rezultatais bei žada dalyvauti ir kitą kartą. Perskaitai tą ir kol sugalvoji, kur vietą. Aš labai greit sugalvoju. Ir supranti, kad pažįsti savo miestą, kuriame gyveni, nes iš karto perskaitai, čia šitas, bėgam. Bet supranti, kad kai eini pėsčiom šiaip pasivaikščioti, neatrodo tie atstumai tokie dideli. Tiek toliai, kai bėgi, taip. Lietuvos moksleivių sąjungos savanorės Gabija ir Ieva tikisi, kad jų organizacijai plečiantis tokių renginių tik daugės. Mes stengsime, bet nieko nenorime prižadėti, nes čia prižadėsim, o paskui nepadarysim, bet šiaip būtų labai smagu, jeigu mes vis plėstumės kaip organizacija ir vis daugiau tokio organizuotume renginių ir kad tiesiog vis daugiau jaunimo susiburtų kartu ir mes kažką nuveiktume gero. Ir ypač šį renginį norim padaryti
kasmet, kad būtų. Suradus paskutinėje skulptūrą, moksleiviams popietė dar nesibaigė. Lietuvos moksleivių sąjungos Klaipėdos mokinių savivaldų informavimo centras sveikino nugalėtojus ir įteikė rėmėjų įsteigtus prizus. Vakarų ekspresas. Vienintelis tikrai klaipėdietiškas. O su kuo jums asocijuojasi žodis archeologija? Iškart įsivaizduojate žmonės, kasinėjančius ir ieškančius nežinia ko? Deja, turiu jūs nuvilti. Šiandien archeologija yra ne tik sausas mokslas, atrandantis praeitį ir išsiaiškinantis tam tikras tiesas. Tai ir mokslas, kuriame naudojami naujausi tyrimo metodai, o kiekvienas nuoširdus darbas atneša vertingą atradimą. Netikite, atsisėskite kiek arčiau televizoriaus. Iki šiol Klaipėdos universitete studijuojant istoriją buvo suteikiama galimybė pasirinkti archeologijos specializaciją 3 kurse. Taip pat buvo ir tebėra galimybė studijuoti archeologijos magistro bei doktorantūros programas. Nuo šių metų universitete bus galima studijuoti ir archeologijos bakalauro studijų programoje. Studentam yra sudėtinga, yra sunku paskui veikti magistro studijas, kadangi per tos porą metų nepavyksta išdėstyti ir pagrindų archeologijos kursų. Ir kitas dalykas, jie nespėja padirbėti su moderniais prietaisais, nespėja išmokti tyrimų technologijų, sakysim, nespėja išmokti dirbinių tyrimų technologijų, o tokios galimybės yra. Ir akivaizdu, kad tokia programa, archeologijos bakalauro studijų programa yra reikalinga, kad jie galėtų nuosekliai gauti ne tik pagrindus, humanitarinius pagrindus, bet ir susipažinti su visą eilę dalykų, kurie yra gamtamoksliniai dalykai, su prietaisais, su modernia archeologija. Pasak profesoriaus, siekiant kuo kokybiškiau įgyvendinti šią studijų programą, ją dėstys Klaipėdos universiteto Baltijos istorijos ir archeologijos instituto mokslininkai bei humanitarinių mokslų fakulteto istorijos katedros dėstytojai, tarp kurių yra 4 profesoriai, 6 docentai ir net 10 daktarų. Kurį laiką egzistavo nuostata, jog archeologija tai mokslas, kurio paskirtis yra gražiai rašyti apie praeitį, o posakis giliau kasi daugiau rasi, esą tik ir atspindėdavo pastarojo esmę. Tačiau šiandien archeologija yra vienas moderniausių mokslų. Yra visa eilė naujų technologijų, kurios leidžia pirmiausiai žvalgyti paminklus, nereikia daug ir giliai kasti. Bet galima naudoti tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, tie vadinami lidarai, tai yra lazeriais nuskanuota žemės paviršius, yra tyrinėjimas su tikslu atrasti archeologijos paminklus, tai yra geofiziniai metodai, tai yra, reiškia, naudojami georadarai prietaisai, kuriuos mes turim ieškoti tai, kas yra po žeme paslėpta, nekasant. Tai yra aerofotonuotraukų studijavimas, yra daugybė būdų. Numatoma, jog būsimieji archeologai įgis įvairiausių žinių. Be bendra universitetinių dalykų mokysis ir specifinių archeologo darbe itin reikalingų. Jie gauna tokius bendrus humanitarinius išsilavinimo pagrindus, bet to jie turi galimybę ir yra priversti, jeigu nelabai nori mokytis kalbų, bet tų, kurios yra jų mokyklinės kalbos papildomai, kadangi jos archeologam labai reikalingos. Jie išklauso filosofijos, antropologijos ir istorijos kursus, kurie yra susijęs su archeologų darbu, sakysim, nuo seniausių laikų iki viduramžių vėlyvųjų. Jie gauna bendros geologijos, archeologijos žinių, sužino apie tarpdisciplininius metodus archeologijoje, išmoksta taikyti skaitmeninius metodus, apdorojant archeologijos duomenis. Ir be abejo, archeologijos pagrindai tai yra būtent kultūrų raida nuo Šiaurės Europos akmens amžiaus iki naujausių laikų. Akmens amžių tyrinėjantis Klaipėdos universiteto magistrantas Tomas Rimkus laidai Universitetai LT pasakojo apie eksperimentinius ir traseologinius tyrimus, kuriuos universitete atlieka studentai. Eksperimentiniai tyrimai mūsų yra paremti tuo, kad mes iš titnagos žaliavos bandome atkurti priešistorės žmonių gyvenimo būdą bei įrankių gamybos technologijas. Titnagos žaliava gali būti įvairios rūšies. Pavyzdžiui, turime titnagą atsivežę iš Vokietijos. Visų pirma, mes pasiėmėme
titnago gabalus, juos pasiruošiame skaldymui ir naudodami akmeninius, arba galime naudoti taip pat ir raginius, žinoma, yra ir įvairių skaldimo būdų, mes skaldome titnagą ir nuo titnago gabalų atskėlę įvairias skelteles ar nuoskalas. Kaip šiuo atveju mes galime pasidaryti įvairius darbo įrankius, kuriuos naudoja taip pat žmonės prieš 1000 metų. Šiuo metodu stengiamasi atkurti priešistorę žmonių gyvenimo būdą. Juk sakoma, kad kartą nusidaužęs pirštus beskaldydamas titnagą, kur kas geriau suprasi tų laikų žmonės ir jų gyvenimo būdą. Pasak Tomo Rimkaus, su eksperimentiniais tyrimais labai glaudžiai susiję traseologiniai tyrimai. Šiuos tyrimus Lietuvoje vienintelis iš aukštojo mokslo įstaigų atlieka Klaipėdos universitetas. Taikant traseologinį tyrimo metodą, galima tiksliai pasakyti, kam buvo naudojami atitinkami įrankiai. Eksperimentiniai tyrimai ir traseologiniai tyrimai yra labai glaudžiai susiję, kadangi jeigu norime mes pasakyti, kam buvo naudotas dirbinys prieš 1000 metų, visų pirma mes atliekame eksperimentą. Mes pasigaminame to dirbinio kopiją, identišką kopiją, naudodami tą pačią gamybos technologiją, kur manome, kad buvo naudota ta technologija. Ir toliau mes darome, kaip sakant, tą darbą, kur manome, kad su to įrankiu buvo daromas tas darbas. Šiuo atveju yra dirbinys padėtas originalus iš akmens amžiaus gyvenvietės Pietų Lietuvoje, iš mezolito laikotarpio, kitaip tariant vidurinio akmens amžiaus. Šis įrankis yra įvardyjamas kaip mikrolitas arba įstatomasis ašmenėlis, su kuriuo dažniausiai būdavo kaip tipologiškai įvardyjama jo funkcinė paskirtis, tipologinė paskirtis buvo medžioklė. Prasme, tiesiog medžioti gyvūnai. Šiuo atveju mes pasidėję po mikroskopu ir matome, kokios liko žymės nuo jo naudojimo. Matome, kad yra pakankamai grubus įskilimai ir, sakykime, šiuo atveju aš visiškai nesutinku su tipologinė paskirtimu, kad šis įrankis buvo naudotas medžiokliai. Aš manau, pažiūrėjęs į šias darbo žymės, man susidaro vaizdas, kad šis įrankis buvo naudotas žolės pjovimui. Tačiau tai dar ne visos archeologijos pusės. Zooarcheologija yra viena iš archeologijos tyrimų krypčių. Kaip sako profesorius Linas Daugnora, archeologai po žeme randa ne tik dirbinius. Dėl šios priežasties reikalingos specifinės žinios, padedančios atpažinti, kas randama. Išmokinam gyvūnų griaučius, pavadinimus išmokinam, išaiškinam jiem, kas tai yra per daiktas. Ką jie gali rasti iškasamoj toj medžiagoj, kokius dalykus gali rasti tenai. Ir pavyzdys, sakysim, iškasa žmonės didžiulį kiekį, va štai yra arklio kaukolė. Tai atrodytų labai didelė šiuolaikiško arklio, taip? Bet iškastinėje medžiagoj arkliai irgi randami, didelis kiekis jų randamas, kartu su žmonėm laidojami buvo jie. Ir tokiu būdu, reikia atlikti analizę, tai reikia išmokyti studentus, kad jie vienu ar kitu atveju suvoktų, kokio gyvūno rūšį jie kasa. Suvoktų, kiek tas gyvūnas turi, sakysime, kaulų, koks jų kiekis, ar tai yra plėšrūnas, ar tai yra žolėdis, ar tai yra koks atrajotojas, ar tenai galų gale arklys, ar kita gyvulio rūšis. Pasak profesoriaus Lino Daugnoros, dėstytojų tikslas yra įtikinti būsimus archeologus, jog šiandieninė archeologija yra itin plati. Tai va, mes viena iš tų mūsų sričių ir yra, kad mes galėtume tiems jauniems žmonėms pabandyti įdėti pagrindus, kad jie galėtų perspektyvai tą specialybę suvokti žymiai plačiau, ne vien tik tai kad kaip jie pirmuose kursuose, sakysim, pagrindę kasą, po to jau jie pradeda analizuoti tą medžiagą kasdami, jiem pasidaro įdomu ir jie po trupučiuką galvoja, oi, žinai, čia tikrai įdomių dalykų randasi. Šiandien archeologijai nėra jokių ribų. Tyrimai vyksta ant žemės ir po vandeniu. Povandeninė archeologija vėlgi yra tokia sritis archeologijos, kuri reikalauja labai modernių prietaisų. Pirmiausiai, norint aptikti tos objektus, kurie yra po vandeniu. Nes panėręs, kad rastum ką nors jūros dugne, tai yra viena galimybė iš milijonų turbūt. Todėl ir naudojami prietaisai tokie dalykai kaip šoninės apžvalgos sonarai, kurie yra
tempiami iš laivo, kurie skanuoja jūros dugną ir mes matom vaizdus. O, pavyzdžiui, va šitas vaizdas yra nuskendusių laivo, jau padarys. Taip, yra naudojami tie vadinami daugiaspinduliniai echolotai, kurie labai tiksliai atkuria jūros reljefą. Narui čia nieko nereikia, čia viską darom yra iš laivo. Yra naudojami nuotolinių valdymo aparatai tokiuose giliuose, kur naras panert negali. Na ir, o šiaip jau mūsų povandeninių tyrimų sritis yra kelios. Studentai dalyvauja tuose tyrimuose, tyrinėjant nuskendusius laivus, įvairių laikotarpių, senovinius laivus, gyvenviečių ir tiltų liekanas ežeruose, ne tik jūroje. Ir taip pat prieš 1000 metų egzistavusių kraštovaizdžių liekanus, kurios dabar yra atsidūrusios po vandenį. Ir ieško tų vietų, kur galėjo tuomet gyventi akmens amžiaus žmonės. Visą tai šiandien yra po vandeniu giliuose iki 30 metrų netgi. Baigus archeologijos bakalauro programą galima tęsti mokslus magistro ir doktorantūros programuose arba imti savarankiškų archeologinių ekspedicijų vadovavimo. Tai buvo viskas, ką mes jums buvome paruošę per visą šią savaitę. Nepamirškite, kad laidos kartojimus galite rasti adresu www.tv3play.lt ir mūsų paskyroje YouTube. Taip pat su tomis pačiomis naujienomis eteryje susitinkame ir pirmadienį 9:25 per TV6, o kitą šeštadienį eteryje su jau deja paskutinėmis šio sezono naujienomis. Tad jokių būdų nepraleiskite. Šiltą savaitgalį, mielieji.